Auksinės varpos. Labą vakarą, darbininkėliai. Na kągi, laikas grąžinti arklį ir už jį užmokėti. Ponas malūnininkė, o kuo užmokėti? Juk mes nieko neturime. Taip. Visiškai neturtingi vaikučiai. O štai, gaidys. Nepakosiu gaidžių. Tai mano arklį aš jums veltui skolinau. Ponas malūnininkė, palaukite iki rudens. Prinoksiu rugiai ir užmokėsiu jums. Aš nenoriu laukti, dabar atiduok. Nepabėgsi. Šis paslėptas visas lobis. O sakai, kad nieko neturi. Bet tai juk sėjai. Rinktiniai vadinasi, už skolą kaip tik bus geri. Kogi aš lauką apsėsiu, ponas malūnininkė? Tai juk paskutiniai grūdai. Tavo bėda tu ir galvok. O skolą reikia garbingai grąžinti. Ponas malūnininkė! Ponas malūnininkė! Ponas malūnininkė! Ponas malūnininkė! Lauko nėra ko užsėti. Ir gaidelis kažkur dingo. Atiduok grūdus, malūnininke! Atiduok grūdus, malūnininke! Išsigandai, o tu nebijok, aš tavęs nenuskriausiu. Navėjau, pasitrauk, greičiau. Gerk mažiau, nes gali tavo galvelė apsvaigti. Tu geriau savimi rūpinkis. Oi, gaidelis sugrįžo. Žiūrėk, ką mums gaidelis parnešė. Oi, grūdai. Tu geras draugas, gaidelį. Šios grūdus mes pasėsime ir išaugs mums auksinės varpos.
dar laukus apsėsime. Gal pas poną malūnininką nueikime? Pas poną malūnininką? Pripilt pilnesnį maišą, ar nesmagu? Tuomet ir piniginiai daugiau bus pinigų, su kitais greiti sparnai, miltų man pribirs kalnai, miltų man pribirs kalnai. Ne, nieko mums neduos ponas malūnininkas. Eisiu vėjo ieškoti. Tegul grąžina mums mūsų grūdus. Oi, Janka, ką tu sigalvoji? Argi galima surasti vėją? Janka! Janka! Kur tu? Aš su tavimi. Tu juk netiki, kad aš vėją surasiu. Kodėlgi? Jeigu gerai paieškosim, gal ir surasim. O tu kur? Vėjo ieškoti. Visais keliais vėjas klajoja, sunku bus jį surasti. Jau daug metų aš stoviu prie kelio, bet kad žmonės eitų ieškoti vėjo, dar negirdėjau. O keliauninkas vėjas kažkur klajoja, gal nendrėse šlama. Tyliau, tyliau, ieškokite vėjo toje tankmėje. Vėjas! Visai apsvaigo žvirbliukas. O jau aš jums. Pakliuvai! Pakliuvai! Pelkių senių dovana. Girdi, Janka? Kažkas lyg verkia. Turbūt pasigirdo. Eime greičiau. Janka, kažkas į pagalbą kviečia. Uleise! Uleise! Janka! Janka! Laikykis! Laikykis stipriau! Oi, kasgi dabar bus? Janka. Per tave, į bėdą patekom. Taip dabar vėjo ieškosim. Vėjo? Tai juk mano senas draugas. Jis be manęs nežingsnėjo. Aš į laukus ir jis į laukus. Aš į mišką ir jis į mišką. Jis kažkur čia netoli, visai šalia. Oi, ne, štai ten. Ne, ten turbūt. Ko, patylėtum geriau. Matyt, neištrūksim iš čia iki aušros. Žiūrėk, Janka.
ten sinuose? Nieko. Tiesiog ilsimės. Ilsitės. O jis įkliuvo. O ją ištraukė. O jis paskui ją ir va, susėdo šitą kupstelę. Užteks, pailsėjote, dabar eisite paskui mane į pelkę. Nebijok, mums tik aušros reikia sulaukti. Ką jūs ten šnibždatės, ha? Myslės menu, kad ne taip nuobodu būtų. Myslės aš taip pat mėgstu. Myslės. O kas tai yra? Štai dabar paklausyk ir sužinosi. Tik tam, kad atspėtų myslę, reikia turėti protingą galvą. Tačiau, tokios galvos kaip mano visoje pelkėje nėra. Aš jūsų visas, kad ten tas myslės įminsiu. Užiminkite! Na, gelbėk sesutę. Tai štai. Nei jūra, nei žemė, nei plauksi, nei eisi. Už kiekvieną neįmintą myslę mes tau pagalį įbesime. Na kągi, pačia gyvenių įminti negali. Negi mano pelkė. Žinoma, tavo pelkė. Ach, tu seni, neįminiai. Štai tau už tai kuolas. Na, užiminkite tą. Aušra spindėjo, raktus pametė, o mėnuo. Gal užteks? Ne, dar vieną, paskutinę. Aš ją būtiniausiai įspėsiu. Na, klausyk. Per vandenį eina ne taško, per mišką eina ne šlama, per akmenis eina ne bilda. Greičiau, Olese, štai čia. Kas? Palaukite! Sustokite! Sustokite! Štai tau paskutinis atsakymas. Tai skaisti saulutė. Štai jie mūsų berželiai. Vėjas! Dėdė vėjau! Dėdė vėjau! Papūsk ir būk švelnus! Surasti suradom, o prižadinti negalime. Laikas keltis! Kakrikų! O, tai vėl jūs. Dėdė vėjau, pūskite silpniau, aš išnarpliosiu jūsų barzdą. Viskas, dėdė vėjau, kelkitės. Ko atsilyginti jums, gerieji vaikai? Mums nieko nereikia, dėdė vėjau. Turėjome mes 3 grūdelius. Ne taip, ne nuo pradžių pasakoji.
Turėjome mes kraitę su grūdais. Tai tau vėjau. Atskrisk, pasuk sparnus, kad iš visų daugiausia miltų turėčiau. Na ir malūnininkas. Našlaičius nuskriaudė. Paskutinius atėmė. O jūsų grūdų aš net nepastebėjau. Vaikščiojau laukais, miškais, o paskui išsmaudau. Bet aš jums būtinai padėsiu. Jeigu mes dabar nieko nepasėsime, tai visiškai neturėsime duonos. Na gerai, turėsite savo grūdus. Sustok! Pūsk silpniau! Sustok! Sustok! Kuo greičiau atiduok vaikams kraitę su grūdais. Neatiduosiu. Na, vaikai, pasėdėkite čia. Apsėjame mūsų lauką. O kurgi jūsų auksinės varpos? Reikia, kad lietutis pagirdytų žemelę. Nejaugi jūs to nežinote, dėdė Vėjau? Aš nepagalvojau apie tai.